Sveikata tegu lydi mus. Teta pabaigė dabar? Ne, tai kad jau viską pasakė. Nepasidalino tekstu. Gali pasakyti, koks laimingas, kad tau tik 80. Bet svarbiausia, kad greit atėjo, ne? Oi, neklausk, čia jau geriau nekalbėti. Ir kuo toliau, to greičiau leka. Aš sakau, kaip kariuomeniai. Gulkelk. Iš ryto atsikėlei, žiūrėjau, reikia gult vakarė. O ką, tai nieko dabar nepadaro. Kiti sako, nėra kas veikti pensininkams. Užimtesnių žmonių, kaip pensininkai. Ir svarbiausia, kad ir perspektyva, Irena klausia kartais, nu kadagi baigsi šitas įtemptis, bet tada jums sakau, niekada. Paguodai. Niekada nesibaigs. Tai vienas, tai kitas, tai tokia problema, tai reikia važiuoti, tai bepreikti šitam žina problemą, tai žemę suprasti, tai pasodink, tai pasiek tenai. Nu, sakau, nors kartą atsisėst, ramiai. Čia yra, žinai, kaip turtų valdymas laiką atima. Negaliu pasivažinėti. Aš dabar prisiminiau, kaip šitą pasakė Algė apie tą laiką, apie tą, kad jau tai yra toks vienas, nežinau, dabar nesuklysiu pasakydamas. Sako, ir vis dėlto dar to, iki to laiko, iki to meto, kada bus visko gana, kada ant vieno žinomo poeto pasakysiu vieną kartą nejučia, bet ten žodžiai tokie, stingstant lūpų žodžiai, aistringi, gundančio sapno nepabaigi, net ir bučiuotis nori, bet tingi, kiek pasivartęs vėl užmėgi. Tai čia yra to laiko. Bet kartais pasivartęs ir neužmiegi pusę nakties. Negali užmėgti. Čia šitai kaip Eglė šitą žiūri, žinai, į politinį biurą. Aha. Ir, reiškia, Audros tėtė, senelis sako, kai tu baigsi pensiją ir ten nueisi sako. Geras. Taip, ačiū. Ačiū. Ai, tai jūs būnat Vilniuje, neužvažiuojat? Ne, vis per metus kartą. Taip, kad